Labas rytas, dar neprašvitę. Noriu šiandien pasidalinti, kaip man pavyksta per mėnesinės išlikti stabiliai. Tikrai daug metų visko būdavo ir prieš, ir per, ir po, ypač mano vyras į tą atkreipdavo dėmesį ir, atsimenu, vis sakydavo, kas dabar? Man tu, sakau, toj turbūt, jau laukiu, jau pradėt spazmuoti. Paskui būna etapas, jau kai prasideda. Jau vaikšto pakampiam, jau pokim nebesirodo. Ir po to būna po. Ir aš atsimenu, jis vieną kartą sako, o kada būna tas laikotarpis, kai nėra tų bangelių, tų šokinėjimų ir panašiai. Tai daug metų tai buvo. Ir man pavyko, kad šitų kalnelių prieš, per ir po netgi ne tik, kad žymiai sumažėtų, bet praktiškai ir neliktų. Tai nuotaikų kaitos, bet truputį apie pačias mėnesinės, kas liečia, aš tai priemu kaip natūralų organizmo valymasi ir dėl to labai džiaugiuosi. Taip yra gamtos sukurta ir, sakykime, kas liečia, daug dabar girdim įvairiausių priemonių, kad sustabdyti, kad padaryti, kad iš vis jų nebūtų. Ir kiek teko girdėti ir jaunom moterim tai yra siūloma. Tai aš asmeniškai esu be galo kategoriška, tai yra mano organizmas, tai yra mano kūnas ir tai yra gamtos sukurta, taip turi būti ir ne kitaip. Bet, kad palengvinti, man pavyko ir nuotaikų kaitą susitvarkyti ir kad spazmai nebūtų tokie intensyvūs. Kai per daug metų, sakykime, esu atradusi, kas spazmus nuima, ar pačią, netgi sakyčiau, gausumą, nes aš save kiek prisimenu, man būdavo gausios mėnesinės. Sakykime, paauglystėje man yra tekę net iki kelių savaičių jas turėti ir tų žinių ir kažkokių konsultavimų dar ir kažko labai nebuvo, tai teko susigyventi. Bet šiai dienai, ne tik šiai dienai, bet iki to, ką per laiką buvau pastebėjusi, kad, pavyzdžiui, ypatingai žiemos metu, ką buvau pastebėjusi, kad vartojant apelsinus, citrinų arbatas, tuo metu, atsimenu, mandarinai būdavo, tuo laikotarpiu, kai aš jų daugiau gaudavau vitamino C, man tas gausumas mėnesinių, jis žymiai sumažėdavo. Tai jau, sakykime, kai jau žinodavau, kada vėl mėnesinės, tai aš jau tų citrusinių vaisių visada turėdavau po ranka ir citrinos arbatos tikrai daug išgerdavau. Bet dar vieną momentą pastebėjau, kad lyg ir viskas tvarkoj, sumažėjo, bet prasitęsė keliom dienom. Vis tiek, matyt, organizmas turi išsivalyti. Tai viskas tvarkoj. Sekantis dėl pačių spazmų. Šitą aš nesenai atradau ir be galo džiaugiuosi. Tai kas padeda? Kalcio, magnio ir D kompleksas. Nelabai gal matosi. Kalcis, matyt, mūsų kaip ir patiem kaulam, ir pačiam raumenynui labai svarbus. Ir plus magnis. Magnis atpalaiduoja. Tai va čia, matyt, pagrindinis momentas dėl spazmų, kad atpalaiduotų. Tai šitas kompleksas mano jau 3 metai pagalbininkas. Bet dar ką esu pastebėjusi, jeigu, sakykime, aš jo
būna, kad nevartoju, arba kokią keletą dienų, šitų nesugeriu. Tai ir jeigu susidubliuoja su mėnesiniu ciklu, tai tikrai jaučiu spazmus iš karto primena man tai, kad reikia sugerti kalcio magnio D kompleksą ir spazmų kaip nebūta. Kas dėl nervinės sistemos, tai nežinau, man tai yra stebuklas. Šitas kompleksas yra ir patobulintas šiai dienai, tai yra visi vitaminai, mineralai, kas labai svarbus mums, vitaminas C, D, tas pats kalcis yra, B grupė, ką minėjau apie tas bangelės, kad nuotaikų kaita, kad nebūtų balta arba juoda, tik tai šitas kompleksas man stebuklas, jį vartoju kiekvieną dieną, 3 metai ir jokių nėra, kad padėčiau šoną, nes jis labai daug prisidėjo prie mano sveikatos būklės ir ypatingai prie nervinės sistemos. Tai jo dėka tos dienos ir apskritai, ne tik tos dienos, bet apskritai vyksta lengva susitvarkyti, lengva reaguoti į iškilusios kažkokius nesusipratimus ar kažką, ko seniau tikrai man nepavykdavo ir būdavau toks kaip degtukas, užsidegdavau, o dabar jau keletą metų kaip visiškai kitaip. Man tas be galo svarbu ir labai džiaugiuosi dėl to. Kaip ir minėjau, dėl vitamino C. Šiaip aš su vitaminu C esu užaugusi, mama visada duodavo nuo pat mažens, atsimenu, būdavo tokie žirneliai, tai po to yra tekę ir pasidomėti, pasirodo vitamino C mūsų organizmas nekaupia ir jo būtinai turim gauti kiekvieną dieną, tai sakykime, citrusiniai vaisiai ar dar kažką vartojam, jeigu tik yra galimybė, tai reikia kiekvieną dieną. Na, ne visada pavyksta, tai sakykime, aš vitaminą C kiekvieną dieną geriu ir nesuku savo galvos, o apie vitamino C naudą dar teko šiek tiek pasidomėti. Tai atsimenu, vienas iš punktų, kad sugeba tam tikruosius sunkiuosius metalus pašalinti iš mūsų organizmo. Jis pats prisikabina, žūna, bet išveda, vienu žodžiu, iš organizmo ir jis daug gero daro, ko mes net nežinom ir mums niekas tokių dalykų nepasakoja. Kas liečia dėl flavonoidų, jis taip pat yra su vitaminu C ir kas liečia dėl to stipraus kraujo, apskritai imunitetui, visai kraujotakai, tai jį irgi rekomenduočiau. Tam kartui tiek. Tikrai galim jaustis puikiai. Vakar šiek tiek žiūrėjausi statistikos, labai nustebino, kad mes turbūt mažai susimastom, kad moterim mane, sakykime, tokį vidurkį išvedė nuo 16 metų iki 45 metų, iki pat menopauzės. Tiek laiko beveik visos turi, jei ne spazmus, tai gausias, tai nelaiku, kiek pas mūsų visko vyksta su organizmu. Bet ką noriu pasakyti, kad galim savo padėti tikrai natūraliais būdais, ne be spiralių, be tokių gretutinių. Ir lai mūsų kūnas tvarkosi, mes jam paprasčiausiai šiek tiek padėkim ir mes jausimės puikiai. Jo, per sakykime, tos 3 metus supratau, kad
tam tikrų maistinių medžiagų trūkumas mums tikrai didelę įtaką daro ir tomis dienomis. Ir jeigu jų netrūksta, viskas tvarkoj, mes visiškai kitaip jaučiamės ir nebereikia bijoti, oi laukia, čia dabar jau čia man bus ir panašiai. Ne. Tarp kitko dar truputį pasidalinsiu savo patirtim apie tamponus. Jaunystėje buvau, kaip pasakyti, tokie labai jie man patiko ir labai patogu buvo ir aš su jais prisižaidžiau. Vieną kartą nuėjus, man atrodo, ar atsigulti, ar ką, kad po kurio laiko aš nebegalėjau atsikelti, iš lovos nepakilau. Ir nežinau, ką aš ten prisidirbau, nors ir tas kaitaliavimas buvo ir visa kita, bet kaip prisimenu, kad mano ir gausios buvo, bet vienu žodžiu jo laikyti visada organizme nereikėtų. Tai aš šiai dienai jų visada turiu, bet tai yra ekstra atvejis tik tai ir turbūt per metus suskaičiuočiau, sakykime, per metus aš dėžutės neišnaudoju, gal šitai pasakysiu, ir tikrai nerekomenduoju, jeigu kas kam neteko susidurti, kad kuo mažiau, nes ten užsibūti, viskam kauptis nėra gerai, nes aš jau prisižaidusi buvau. Ačiū Dievui, viskas laimingai baigėsi. Tam kartui tiek, jeigu buvo naudinga, padėkit širdelę ar laiką ir būkim laimingos, be jokių bangų, kad nebūtų, kad vyram nereiktų klausti, kada bus tas tarpelis, kada ne tik balta ir juoda, bet viduriukas. Iki malonaus.